Nu, pradedam 8 Dubysos žygį. Mėginsim vėl atrasti Dubysą. Pradžia Ugionyse, prie bažnytėlės. Sveiki atvykę į neatrastą Dubysą, vis dar jos neatrandam ir kartu atrandam. Smagu matysiu jūsų čia tiek daug, nes galvojau vasaros vidurys, visi keliausit, atostogausit, bet mūsų čia tiek gausiai, smagiai ir šauniai. Su orų valdymo centru tarėmės, panašu, kad išgirdo, aišku, dar ne žygio pabaiga, žygio pabaigoje pasakysim, bet man atrodo, kad viskas bus gerai. Nu, vasara yra tokia, kokia yra, šiemet mes ją turim įdomesnę, nu, bet turbūt kokią turim, tokia reikia džiaugtis ir čia, va, tai, kad esam čia, tai yra dalis to, kad nu, mes tikrai džiaugiamės vasarą ir turėsim šiandien puikią progą tą padaryti. Laukia apie 19-20 kilometrų abipus Dubysos. Šiandien vėl bus tas žygis, kai mes keliausim abiem upės krantais, 2 kartus skirsim upę, eisim 2 kabančiais tiltais, bus pora šaltinėlių, vienas čia visai mums netoliese, kitas maždaug pusiaukeliai, tai vandens galėsit pasipildyti. Bus turbūt vienintelis mūsų kol kas žygis, kur laukia šiek tiek asfalto, bet nu jo čia nebuvo galima išvengti. Aš tikiuosi, kad labai nenuvargins mūsų, nu bus šiokia tokia įvairovė, bet visa kita tai bus pamiškės, pievos, žvirkeliukai, na kaip ir visada tas formatas. Ir ką, ir startuosim turbūt per kokias 5-6 valandas, įsivaizduoju, panašiai ir ateisim, nu matysim kaip mums seksis. Šiandien susitikom visi Ugionyse, mes nuo Dubysos vėlgi netitolstam. Realiai to Dubysa jinai yra čia visiškai šalia, tik tai, nu, aišku, per šitos visus. Žygis bus, turbūt sakau, vasariškai vešliausias ir žaliausias. Nieko keisto, vasaros vidurys, to žalumos daug, drėgmės buvo daug. Upė matysim, tai nematysim, bus visaip. Tai realiai irgi esam šalia jos, esam ant jos dabar šlaito pakraščio. Ir kažkada seniau, kai čia nebūdavo medžių, iš tikrųjų Ugioniai labai puikiai matydavosi nuo upės ir iš tikrųjų Ugionio atskaitos taškas, vat, yra šita graži tokia išskirtinė jų bažnytėlė. Vėlgi, turbūt įpratę kaimukuose bažnytkaimiuose matyti tas tradicinės medinės bažnytėlės. Tai vat Ugioniai turi ją tokią šiek tiek netradicinę, jie turi iš lauko akmenų suręstą mūrinę, šiek tiek yra netgi, va čia tas, kas eina su mumis nuo mūsų pirmojo žygio, atsimena turbūt, kad pasakojo apie tokį Dubysos ir Ventos tą perkasą, kur buvo ambicija sujungti 2 upes. Ir čia šitoj bažnyčiai vat, irgi yra panaudoti va, tam tikri, net iš čia matosi tokie kvadratiniai luitai. Tai va, tie luitai yra panaudoti iš tos taip ir nepasibaigusios to perkasos statybos. Tai realiai pravertė ir vietos rieduliai. Tai va tokia irgi sąsaja su tuo mūsų pirmoju žygiu. Dar kalbant apie pirmą žygį ir tai, kur esam čia, tai mus realiai skiria apie 100 kilometrų. Tai čia tie, kurie su mumis pradėjo žygiuoti nuo pirmojo žygio iki dabar, kur mes esam atėję, tai mes reiškia palei Dubysą, mes jau esam nusileidę apie 100 kilometrų. Ir iki jo santokos su Nemunu realiai jau tai liko tik 30. Kai mes startavom, atrodė bus 130 km daug, nu tai va, mes jau 100 km esam palei srovę nusileidę. Tai liko jau ta paskutinė dalis, gražioji turbūt, bet gražu buvo visur turbūt čia ta Dubysa. Tai ir šiandien pamatysim tokią vieną turbūt gražiausių panoramų į Dubysą, į Dubysos slėnį. Ir dar vienas dalykas, kad mes su šituo žygiu realiai jau išeinam iš Dubysos regioninio parko teritorijos. Čia pakankamai daug žygių buvo visa grandinėlė, kuri tęsiasi Dubysos regioninio parko teritorijoje. Tai šiandien mes jau iš jo išeisim ir vėl sugrįšim, o jau kitas žygis jau bus jau nebe Dubysos parko teritorijoje. Realiai einam dabar, žygiuosim, pradėsim pro šitos bažnytėlės šventorių. Tai keliaujam pro bažnytėlę, dar kartelį užmetam akį, ją yra beveik 200 metų. Tai toks architektūros ir dailės. Man atrodo, 6, 5, 7, nu čia nutinka toks keistas įvykis, kad kažkam virš šito šaltinio pasirodo Šventos Marijos paveikslas. Ir vat nuo tada, tai toks kaip atskaitos taškas, kad nuo tada šitas šaltinis staiga tampa laikytinas šventų šaltiniu, ne tik pagoniškam kontekste, bet jau reiškia ir krikščioniškam kontekste, nes pasirodė mergelė Marija. Ir pradeda nuo to laiko Ugionis tampa, apskritai jau čia Lietuvos kontekste viena iš tokia šventų ypatingų vietų, žmonės pradeda plūsti ir realiai po metų tuometinis Žemaičių vyskupas nusprendžia patikrinti tą šventumą, ar ne, ar čia tikrai pasirodė ta mergelė, čia buvo, nežinau, atvykus komisija buvo bandoma patikrinti tą faktą, bet kažkaip nebuvo nustatyta, nebuvo rasta čia, kad tikrai kažkas tą regėjo. Nesuprantu, aš pati, kai nepasigalbiški daug
Kažkokia pažėlė, noriu paragauti, šitą nebuvau ragavus tokia. Nu, kas bus, tas bus. Blogiau tikrai nebus. Geriau ir. Pašytam nuo visų. Bučiuoja, ar šiluoja, arba pavaryti, niekada niekas nieko neužsikrėtė. Šitą tai ką? Na, sūnau. Palikit tėvai. Negerk kavinėlių pavyzdį. Pirmieji kilometrai. Kol kas oras labai geras, saulės nėra. Tik tais babaliukų visokių pilna, tai prisipurškiam, kama patys, kad net kartų burnuoj. Tai va ir žygiuojam. Biškinukas su piliakalniu. Rociškės piliakalnis. Kaip kvepia čiobreliai. Iš tikrųjų, turbūt viena gražiausių Dubysos regioninio parko vietų, na, su savo įspūdinga atsiveriančia panorama, viena vaizdingiausių į Dubysos slėnį. Esam ant paties piliakalnio ir mes jau kurį laiką juo ėjome. Tai iš tikrųjų toks tikrai išskirtinis piliakalnis, nes jo ilgis yra beveik 200 metrų, ar ne? Kai mes įpratę tą piliakalnį tokį, nu, tokį supstuką matyt. Tai va, tai čia turbūt mūsų šio žygio aukščiausia vieta, ar ne? Jo, aukščiau nekopsim. Ir dabar leisimės nuo piliakalnio, jo šlaitas pakankamai šaltiniuotas. Mes gegužę čia žvalgiamės, perėjom, dabar žiūrėsim. Nu, jeigu ką, ieškosim ekspromtų praėjimo. Matau, kad po lietaus čia įdomiai būna. Bet aš manau, kad mes va čia galim nelabai praeiti. O, kreplys. Reikia gal per medį eiti. Gal kartu. Kur giliau? Va, leidžiamės į slėnius. Tokie įdomesni takiukai, upeliukai, daug medžių privirtusių. Žygiuojam toliau.
Tai viską braidai, o kai gali perlip, sušlap šokį. Taupom seną Rusovą. Poilsio pertraukėlė prie Dubysas. Duruonį to iššoks, išmėgins vandenį. Nelaužom tradiciją. Perbrendama prasta. Jo, bet ten yra vaizdukai. Agintą jau srovė nunešė. Srovėlė kokia. Nespėjom pasibučiuoti. Griūsi reikalai. Kaip sunku. Pametė mane. Draugą pametė. Nu, žingsniavam ir nuo Betygavos apylinkių priėjom iki Ariogavos. Arygaus, Betygaus. Priėjom senąjį Ariogavos tiltą. Va, likučiai kokie likę. Betoniniai. O čia naujasis. Atėjom prie senojo Ariogavos tilto. Dabar yra tas visiems žinomas, kur važiuoja automobiliai, bet pirmasis tiltas visgi buvo ne šitas. Atėjom prie senojo tilto liekanų. Pirmasis tiltas šiandien ties Ariogavą per Dubysą buvo pastatytas 19 amžiaus pradžioje ir aišku, kaip visi ten tiltai seniau, jisai buvo medinis, jisai buvo sugriautas, jisai buvo atstatytas, bet tarpukario laikotarpiu 1933 metais čia buvo pastatytas gelžbetoninis gražus arkinis tiltas. Padariau specialiai kelias nuotraukas, kur dabar, na, žiūrint į tą tiltą, nu, ta prasme, ir pažiūrėsim, kaip atrodė senasis, atrodo net iš tikrųjų nelygintini dalykai. Jeigu didelė nuotrauka, tai jisai atrodė taip. Mes esam dabar šitoj pusėje ir vat matom va šitą. Va čia va šitą yra va šita va dalis yra likusi, ar ne? Realiai šitas tiltas atrodė taip. Čia buvo Lietuvos inžinieriaus, nepasakysiu pavardės, suprojektuotas, ne užsienio kažkokio tai specialisto. Tiek paėję į priekį mes ateisim prie to naujojo tilto. Jį visai neseniai čia Liepos mėnesį atidarė automobilių eismui atnaujinę. Nu, kirsim Dubysą per kabantį lieptą. Per Dubysą einam. Praėjom teisingiau, aš paskutinis, vasau, krypu per Dubysiuką. Pamėgink atsukti. Netekam grupę. Ta viena siubuoklė ateinam, bet ant jo jau baisu siubuotis. O gali net laikyti. Baig, neišsidirbinėk. Nelaužyk infrastruktūros. Nu turim atsimti už tą asfaltą dabar kažkokiu būdu. Bet čia matau jau nemažai žmonių ir nuslydo. Konstantūnė spyriai!
Yra. Kažko primenu, šeštą Dubysą, nes va tokiu kalnu kopiam ten irgi, bet ten takelis buvo. Kaip sūnus? Oi, labai gerai. Va to mum ir reikia. Va būtent. Kalnų, be kelės, nes žinai, kalnuos dainuoja. Uli, o. Braškaujam. Negalim praeiti. O, tai buvo. Nu va, gavom ir tokių ekstremalesnių žvėrtakių, nesgi visą Dubysą negali asfaltų vesti. Ariogalo šaltinėlis. Šaltinis parašyta. Šaltinėlis, aš matau parašyta. Ariogalo šaltinėlis. Čia šaltinis parašyta. O va čia yra aprašas viršuj tai šaltinėlis. Portuginčiai. Aš negaliu tų pakelt gal. Nu, vėjas kaip pučia. Nenori man vandens pilti. Kiek čia bebėgsi? O kiaurą gertuvę nesupranti. Jau! Nu, paragausiu. Skanu. Tai realiai jau nuo tų Smetonos laikų čia padarė, pritaikė, nes žmonės jau nuo senų laikų važiavo. Tas šaltinėlis labai gražiai iš Dubysos slėnio šlaito, iš kalno, švarus, grynas, ten ištirtas, neva tai ir žmonės va, iki šiol važiuoja ir pilasi. Ir šalia va, praeisim pamatysit baltus didžiausius Gediminaičio stulpus ant šlaito. Yra data 1937. Tai va čia irgi šito Žemaičių plento tiesimo proga, bet įdomumo dėliai, aišku, jie buvo pastatyti dar tarpukariu, atėjo sovietai. Sovietams, aišku, tokie dalykai nepatinka. Jie bandė juos, kažkaip panaikinti, bet jie, kadangi įleisti į žemę 70 cm, jiems nepavyko jų čia išlupti, išrauti, sugalvoja, aišku, žemę užversti, medžiais užsodinti, kad jų nesimatytų. Ir tik jau atgavus nepriklausomybę 89 metais, jie buvo atkasti ir jie yra autentiškai likę nuo Smetonos laikų nuo tarpukario. Nu tai va, mes eidami pasižiūrim į juos ir tada nersim Padubysiais jau Ugionių kryptimi. Atkreipkite dėmesį į Šnekorkos postamentą. Toks biški pakiužęs. Gediminaičio stulpai. Toliau einam savo žygyje ir geri žmonės mum bulvių padėję. Kaip per bėgimą per Australiją. Tai gerai, dabar valgysim bulvių, nes vandens jau gavom šauto. Kadangi bulvių jau radom,
Tai reikia dairytis ir šaltibarščių gal bus kur padėta. Radom džiunglių. Artėjom link finišo, 18,5 km nueita ir pievam į starto vietą, į Ugionius. Yra vandenėlio. Nu. Mes nereikia karmeniuko. Nu. Varam per džiunglės. Čia lietus neįlyja, nesuprantu, kad čia išdžiūvę viskas. Sakau, man taip keista, kad sausa, ten sausas gravys, čia sausas gravys. Gavom kalniukų biškį. Vyšnė. Nu, tai į mašinų. Jo, Nu ir koks Dubysos žygis be rievų, nusileidimų, pakilimų. Tai va, neišimtis ir šitas žygis. Antras persikėlimas per kabantį tiltą. Kažko labai atsargiai dainuojame. Jo, čia biškai gal padarysim atstumus, nes tai su tarpais, tai atsargiai. Oi, tas super nutiltų baimę, ką jin padarė, žmogus ruošęs bristi. Tai aiškiai, jisai aplenks mane. Gerai, kad aš nedaug sveriu. Nes jeigu daug svertant būtų blogai. Dainas įkrenda. Toks ekstremalesnis biški tilčiukas. Galima grįžti atgal tada? Va, kaip žygiuojam. Tos lentos labai pavojingai atrodo. Tiesiog atsivestint kojas, fantastika. Reikia, tai sako, reikia padėkti. Ir greit bėgti tada. Taip ir įsivaizduoju. Tiltas panašus kaip Indiana Jones. Nu,
Viskas, mes tik užlipam į kalną ir bažnyčią. Jo, nes matėsi bažnyčia, šiaip jau einant, jeigu matėsi kalną. Matėm. Erkės suskandysiu visas į pakėlį. Šurova! A saldainių turit, norit praplaukti? Nepraleisiu! Tai greitį padidina. Gal geriau per žolę ir taip, nu žinai, bulinių biškį taip, kad arba taip nuslys, arba atsisėdus nuslys ir viskas. Žalios, varlytės. O, kaip gerai. Sakau, fantastika. Pačios esam didžiausias erkės. Oi, nežinolė. Dieva, liko kaip drabužiais, kad čia saugytas kelnes. Važiuokit, kokius ūsus turėsim. Paimėsim tokias kasas, tik tai ateisi už kojas ir vandenį. Ūkas dumbliai, gal čia irgi kokie veidą. Kaukė. Kaukė. Čia ragažėlė tokia? Arba, nu, bet čia gerai atrodo. Drabužiai rūpės. Aš irgi ne. Bet aš visą laiką svajojau, sakau, kada mes baigsim žygį bus, kur aš tikrai maudysiu rūbais. Taip! Dabar gaukikit mūsų. O tai pagriskit. Aha, gintumė, o kas čia? Tai va, maudynės pilnumoj. Pilnumoj. Pabraidėm Dubysai, oi kaip atsigaivinam, kaip įgaivau iki kelių. Pabraidėm, apsiprausiam ir dabar liko tik užlipti į kalną, Paugionių piliakalnis berod ir čia bus vyšnė ant torto ir bus žygis baigtas. Šiuo metu nueita 20,5 kilometro. Nu, ta paskutinė vyšnė ant torto, žygio pabaigai, sukelimas iki Augionių bažnyčios. Tai va, kopiam. Karšta, nesveikai, bet jau baigiam. Finišas. 21,5 kilometro. Įveikėm 8 Dubysą, atradom. Tu nori liptuką? Aš irgi. Va, dar dainiau, dar ne. Ir tu praėjai. Nu viskas, 21 kilas įveiktas. Iki kitų susitikimų.